Jau, ar jūs pasiruošę? Sveiki visi. Žodį neatsakoma, sąžinė smulkmena. Čia vienus mylima, su kitais gulima. Čia spjaudama iš šaulinį, paskui dalinamas vanduo. Šventa tik tai, ką galima brangiau parduoti. Seime įstatymai, vieniem kitiem kiti įstatymai. Ruletėje skraidinami likimai, tam pastatymais. Be cirko, be vaidybos, specifiniai prikolai. Savaip sukandimą gydo antistomatologai. Mes dėl to ir neinam į Seimą, kadangi mes esam muzikantai. Turintis nuomonę, tai yra gerai, mes esam piliečiai, bet mes nesam baigę kažkokių politikos mokslų, nesam gyvenę politinio gyvenimo, mes nemokam valdyti šalies. Neturim įgūdžių, neturim praktikos ar dar kažko tai. Ir labai yra juokinga, kai koks nors Antanas Šampanas, Antanas Fontanas dabar tampa tuo žmogumi, kuris spręs mano, tavo, mūsų vaikų likimą ateinančius 4 metus. Tai pusė tų, galbūt daug tų žmonių yra puikūs savo darbo meistrai. Režisieriai, dailininkai, poetai, skulptoriai, gatvių tiesėjai, medkirčiai, jie galbūt nuostabus, bet ką jie išmano apie valstybės valdymą? Ar jie iki to, kai pakliuvo į Seimą, jie kažką panašaus darė? Jeigu ne, tai mes dabar už mūsų pinigus juos mokysim 4 metus? Ar ką darysim? Mes nebegalim laukti. Išdidžios tupos mimikos, pasitikinti snutei, nuslėpti mokesčiai atkatai, patenkinti lūkesčiai mus renkasi taip, lyg vartytų meniu, čia sakalų nebeliko, užtat priviso genių. Įvarė mūzą, jų lūzą išbaidė Pikasą, pritaikytą masėm priat, prodiuseriai drąsus, vaidina asus, sakosi perima pasus, ei, aš blokuoju tokius kaip jūs. Man atširdį man raižo, po kokį mėšlą jūs vaikštot 100 metų, aišku tokius, varyti šaišių maikų, tarsi pagaikščių šnioju nuo scenų tribūnų, klonai ir manikenai, lauk! Man labai keista, kaip žmonės balsavo, kaip tokie žmonės pakliuvo į Seimą iš esmės. Tai čia vėlgi yra mūsų nuomonė išsakyta ir šitam albume yra apie tai kalbama, kad vis tik tai aš manau, kad kiekvienas turi dirbti savo darbą ir kai kuriem piliečiam tenai yra ne vieta. Priversiu išgirst mane, sukramdyt ir nuryti. Tu viską